Šį kartą apžvalgoje norime Jums parodyti telefoną HTC Diamond 2 su jame įdiegta Android operacinė sistema. Operacinės sistemos paleidimas vyksta iš failų Explorerio. Štai atsidarome SD kortelės turinį, paleidžiame programą Haret. Matome, rašo Booting Linux. Tai yra kraunasi Linuxas. Linuxo pingvinas. Štai vyksta paleidimas. Įdiegta Android 2.2 operacinė sistema. Versija yra AOSP. Tai Android Open Source Project vadinamasis. Kitaip tariant, tai yra plikas Androidas be gamintojų kustomizacijos ir patobulinimų. Štai kraunasi. Kol kas tai tik beta versija. Ne visos funkcijos veikiančios. Kiek teko skaityti, tai Bluetooth'as šiek tiek grybauja. Kraunasi Androidas, rašo XD Android. Štai užsikrovė Androidas. Pakankamai greitai. Atrakiname ekraną. Štai matome 5 Androido home screenus. Kaip jau minėjau, tai yra beta versija. Tai vien jau vaikščiojimas po meniu yra laginantis. Galima atsidaryti visas aplikacijas. Matome standartinės aplikacijos. Tai yra naršyklė, kalkuliatorius, kalendorius, kamera, laikrodis, Gmailas. Štai yra netgi DevTools, Developer Tools aplikacija, kuri duoda mums papildomų įrankių šiam telefonui. Taip. Pradėkime nuo telefono funkcijos. Telefono funkcija veikianti. Kontaktų nesu susikėlęs. Štai matome, rodo 3G ryšys, 2 padalos. Taip, pasižiūrėkime, kaip atrodo naršyklė. Štai naršyklė atidarinėja puslapį Google. Sėkmingai atidaro. Truputėlį vaikščiojimų po meniu. Tai štai trumpa apžvalgėlė HTC Diamond 2 su įdiegtu Android.